Labas rytas, labą dieną. Šiandien 6 diena ėjimo. Žingsniuojam po biškį. Sunkiai, bet žingsniuojam. Ir einam tokiu kaip autostrada. Nu, ne autostrada, toksai va kelis, va, matot iš nugaros. Einam dėl to, kad kojas tai labai sunkiai kai kaladės. Kad išvengti didesnių problemų, pasirinkom šį kelią. Vat. Nes ten piligrimui skirtas daugiau tas kelias yra ten šauniau kažkur. Nu, čia šalia iš karto iš krūmų. O jis ten nėra su nelygumais, akmenuotas toks. Koja taip visai. Buen camino. Piligrimai išlenda, vat, kur aš rodžiau, ta kelias yra tenais. Irgi pasikroviu neblogai čia. Susikibė už rankučių. O tokie keliai ir suartina žmonės dar labiau. Matosi koja irgi žmogui. Irgi sunku. Kiek čia liko? 100 kem 5, 9,60. Nu, pas mane irgi panašiai su koja, bet pas mane nepatikoja, pas mane viskas yra iš pėdos, yra pėdose pūliai. Va, kas man trukdo. Aš pilnas energijos esu. Kojas neskauda absoliučiai. Pas mane skausmą sukelia tie vidiniai pūliai. Nu, bet, sakau, mažiau verksmo, reikia judėti. Žiūrėkit. Niekaip nesuprantu, vat, ar čia sklypai kažkokie įdomiai, vat, susklipuota akmenimis. Bet čia įtariu nesklypai. Ir Atlanto vandenynas savo grožiu dar atsiskleidžia. Kalnai. Dviratininkai. Yra tokie viešbutukai nedideli su baseinukais, palmės. Šiandien laipsnių apie 20. Tai biški vėsiau. Ne visas tas dienas. Na, aišku, ir maloniau. Maloniau eiti. Iš galo į tokią įkalniai pirdolinom. Matosi nugaroj už manęs. Buenos días. Zigzagais ten, už kalną ir dar toli. Saulė jau pabudo, pilnumoje, kad čia garina. Iš karto jaučias, kaip sunkiau eiti. Vandens reikalauja, tiesiog organizmas. Kai ryte jiem buvo 14 laipsnių, tai tokia pasaka, tokia atgaiva. Ir visas tas ėjimas visai kitoks nei dabar. Kažkiek primena Kroatiją. Matosi, viena puška, antra patranka, ne puška, patranka. Ten kažkoks dar gynybinis fortas viršui. Tai matyti, čia kažkas buvo. Ar antro pasaulinio karo, ar pirmo. Įdomi. Švyturys. Bam, bam. Man atrodo, mes einam į tą miestą, ten tą
Daisim tiksliau ir eisim biškį dar už jo. Šiandien jau beros 5 valandas eina. Ne 5, 4. Štampą reikia užsidėti kažkur. Bažnytėlę kokią pamatysi, sakyk. Bet tai vaizdas, sakau, kalnai ten tokie nerealūs. Tie miesteliai tokie. Vandenukas, maudykis, nors kiekvieną dieną čia. Čia tokia to pliažo gelbėtojų stotis. Žalia vėliava. Žemėlapis. Bariukai tokie. Šiandienos kelias suplanuotas eina į pabaigą, liko kylas 400 ar 800, 418 minučių rodo eis. Būsim nužingsnevę dabar apie 24 su biški kilo. Net neįsivaizduoju, kas čia tas žaidimas. Ispanų čia kaimelių žemlių prie viešbutuko, prie apartamentų. Iš ten meto rutulio. Kažkokia komanda prieš kitą komandą. O, žiūrėkit. O, čia jau gerai. Geras atstumas. Čia mūsų 6 nakties buvo apartamentai, 2 lovos, televizorius, čia tokia spinta, aišku, čia langus, batus buvom iškišę ant palangės. Na ir įsimaudė buvo tokius tualetas, dušas. Ko daugiau reikia? Už 2 eurus. Aišku, tie 2 eurai aš bookingą turėjau, ten dar piniginiai iš, kai nevažinėjau su polisiam, tai buvo susikaupę piniginė. Čia kolidoriai, viešbutuko. Viską pasiėmė. Nu, lygtais viską. Vandens dasipilstam. Kojos tai medinės. O žiauriai. Taip atrodo tas viešbutukas su bariuku, bet bare nebuvom. Šiandien yra sekmadienis, 7 diena mūsų ėjimo. Taip, judu.
neskubėkim, kol įsivažiuosiu aš. Tai aš tam nepalauk. Kokia gudri. O jeigu aš nukrysiu, griaužia ten tas vietos viršutinė. Šiaip iš tikrųjų paėjus kokias 5 valandas būtų gerai perkeisti tuos ir kojines pasikeisti. Tiesa, užmiršau paminėti, vakar ėjau kažkur vidurdienį. Arčiau to didesnio miestelio ten. Tai toks kaip bitei kastų ar su adata, grinai koja raumenį tą patinį. Bam! Vieną kartą. Štai pasilinkiau, gal kad tiesiog kažkoks vagalabas, su ranka pramojau, neatkreipiau dėmesį. Antrą kartą, bam! Ir nesuprantu. Paskui čia nueinam į Lidlą. Kol žmona ten prekina, sakau, aš jau nebeguliu stovėti, sakau. Sakau, einu aš biškį atsisėsiu tenais. Nes tiesiog aš jaučiu, kad viskas. Stovėti aš nebeguliu. Nueinu atsisėdu, žiūriu ant tos kojas, veną iššokusi, ble. Ant dešinės kojas. Anksčiau nebūdavo taip, todėl ir atkreipiu dėmesį. Tai va, dar vienas tokia bėdelė. Nu, bet dabar va kol kas neskauda. Mūsų vakarykštis Lidlas nuo gyvenamosios vietos praėjom apie kilą, bet nežinau kiek čia, 20 minučių buvo, pusę valandos. Čia visas toks miestelis, čia Dekatlonas. Pirkom dujų balioną. Vanduo tiesiog krante žalias. Nu, smaragdinis, žydrai žalias. Įeinam į čia Vygo toks kaip priemiestis. Fainai, kai tai žmonės moka praleisti laiką, šiandien sekmadienis pas juos nieks nedirba. Aišku, visokie barai dirba, tai va taip ir praleidinėja tą laiką. Žiūrėk, ir vėl tas kiras. O tokie kirai didžiuliai vaikšto, nebijo žmonių. Mes prieitam miestelį valgėm, tai grinai priepat. Priėjo, o mes nektarinus valgėm. Tai vienas grinai, nei pusę metro nebuvo nuo manęs. Tai aš jam numečiau ten kaulą su likučiais nektarinu. Matyt, gautas biškį rūgštelę, išmetė lauk. Kažkokia skulptūra. Mergina ant buliaus. Ir su vėliava. Nu, kad Ispanijoje buliai tie populiarūs yra. Aišku, esu už nugaros jos. Nelabai taip ir matosi gal. Va, kaip tik šnekėjau apie tos kirus. Tai va, jie taip prie žmonių eina, tupi. Netgi guli žmonės su vaikais. Ir jie būna prie pat, prie vaikų, prie visko. O, matot, kas darosi. Didžiuliai kirai, kiti jaunikliai va matos. Ir čia yra pastebėjimas, vat, matot, vien tokie senjorai, pagyvenę žmonės. Ten pradžiai buvo daugiau jaunimo. Matyt, jau vietas jau atmušė yra. Laikas savo daro. Atsineša, va, užsidengia, reiškia, užsiėmė. Ateis vėliau, susirinks jų tas draugų ratas vadinamas. Ir praleis vakarą šauniai.
Ir ištisai palei va šitą visą tą parkelį, va, vien visokias atrakcijas. Va, Redučiai čia jau yra važinėjęs aikštelė specialiai padaryta nemokamai, sau viskas padaryta. Ten kažkokios supinės, pilna visokių atrakcijų, baseinai. Ko trūksta? Nu, idealiai viskas. Nu, va ten, vandeninas, salos dar tolumoj matos. Nu, nerealu, kažkas nerealaus. Panorama nuo kalno. Vygas miestelis. Vienas iš didesnių. Apie 300 000 žmonių gyvena. Čia 2009 metų. Gal ir daugiau šiais laikais. Šią dieną tiksliau. Parodysiu savo negatyvą. Pavargau, nusiknistau. Šitais laiptelis reikia. Ranka nudegus. Laipteliai taip paduso. Senų laikų ispanų architektūra. O, bažnytėlė. Matas. Cannabis shop. Nebesinori, ne viešbutį. Čia moteris dainuoja, aš galvoju, kur čia bachurai dainuoja, va. Čia vakarienė mūsų. Tūno salotos skanios, žiauriai žmona padarė. Čia batas. Esame hostelyje, vadinasi Buenos Aires. Grinai, va, toks mažiukas, duris. Grinai kaip Argentina kažkaip. Ir ten yra tualetas ir dušas. Ir viskas. Nu, logikė čia. Svarbiausia čia.
Čia mėgojom tam hostelį. Ir šiandien 8 ar 9. Čia lyja pas mumis. Eisim per lietų šiandien. To miesto uostas. Ten aišku praėjom, nefilmavau, vakar buvo ir Tūno gamykla, daug žvejybinių laivų. Palmės, apelsinai. Dabar einam link miesto Rodondelos. Apelsinų alėja. Ten matosi įlankoj tokios kaip prieplukos, kaip plaustai. Tai greičiausiai čia kokios midijų fermos visur. Ten pilnumoj palei miestelį visur. Ir čia vaizdelis geras. Ką tik nulyjo. Tiksliau lyjo visą rytą, visą dieną. Taip pat dabar. Gal čia matysis fermas tos vandenį. Ten begalė. Ir čia taip eina. Čia po tilto eina. Ten greičiausiai perdirba jas, išvalo, atrenka, sufasuoja ir išveža. Na, o mums lieka 92,580. Važiuojam toliau. Čia užlipom į tą kalną. Nuo pačios tai, oi, dichalkė buvo tėmė. Jeigu rūkyčiau, aš neįsivaizduoju, kas čia būtų išlipę plaučiai. Tai įdomus medis kažkoks. Įdomi. Nu, kvepėjimas yra, bet net toks tas kvepėjimas nelabai malonus man. Kažkoks įdomus. Šiandien mažai filmavau, ėjom per lietų stiprų, kažkaip pagailėjau tos kameros, dabar irgi biškį lašnuoja. Šiandien čia pranešė visą dieną lis, kaip tokiais tarpais. Tai reikės stotis į albergį, nes mūsų palapinė biškį paplyšo, vaizdas, tiltas. Priekį eina iš Čekijos piligrimas, jis eina nuo Lisabonos, tai dar toliau nei mes. Jis eina 21 dieną, mes 8 šiandien. Nu, mes dėl laiko stokos mes buvom kitą variantą pasirinkę, bet planai keitėsi mums, tai mes turiu greit pakeisti tą visą planą savo. Na ir pakeitėm į šį vat būtent, kuriuo dabar einam. O būtumėm jie iš Prancūzijos, apie 800. Buvo planuosi per 34 dienas kažkur įveikti. Nu, atidėsim kitam kartu. Rodondela miestelis. Einam į albergę. O, batonas toks. Dabar yra siesta, tai 2 valandas jau nedirba, užsidarė yra. O paskui vėl visi dirbs, čia visi vėl geris vyną, geris alų, vakaros, taip toliau.
Dabar palyjo va mutnas vanduo, koks purvinas bėga. O, čia ta bažnyčia bus. Jau prie pat alberge. Čia mumis tai praleidžia? Nihera себе. Vamos. Vamos a alberguía Santiago Apostol. Čia albergė. Kiti ilsisi jau. Lipam į apačią po biškį. Virtuvė. Nu, tokį pačią virtuvę. Grilis. Čia drabužius galima nusiplauti. Pečius. Drabužių pilna. Ten viršui sodelis yra, sakė. O čia dušai. Tualetai dušai. Pila lietus kaip iš kibiro. Čia albergės sodelis tipo. Na, užlipsiu tai pažiūrėsim, lipam, davai pažiūrėt. Op, 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 op. O, koks. Ražančius koks. Pirmą kartą aš tokį matau. Kiekvienas kubelis su kažkokiu ženklu. O mumis priėmė 11 registratūrai. Čia šalia bažnyčia yra, tai gal tai bažnyčia ir priklauso tas albergė.